Kas yra baisiau? Okupacija ar emigracija? Labas vakaras visiems, sveikinu su didžiausia švente. Ne, tai nėra Valentino diena. Tai yra Lietuvos nepriklausomybės diena. Neseniai Facebooko socialinėme tinklapyje pamačiau vieno pažįstamo žmogaus paliktą žinutę. Keisčiau Lietuvos pilietybę į kurią nors kitą vakarų Europos šalies pilietybę. 36% lietuvių emigruotų kitą dieną, jeigu jie turėtų tokią galimybę. Atlikau mini apklausą tame pačiame Facebook'e. 49% mano draugų dėja emigruotų rytoj, jeigu jie turėtų tokią galimybę. Aš matau, kad jūs esate čia, dar neemigravote, bet jeigu jūs rytoj turėtumėte tokią galimybę, pakelkite ranką, ar jūs išvažiuotumėte? Patys matote, tik tai 3 iš 34, tai yra mažiau negu 10%. Kas išvažiavo? 1991 metų sausio 13 dieną mano tėvai išvažiavo į Vilnių ginti televizijos bokšto. Mes su broliu likome namuose ir kad nebūtų baisu sovietų tankų, kartu su bendramžiais, kaimynų vaikais slėpėmės po stalu. Žiūrėjome kruvinus įvykius televizijos ekrane ir vienas kitam sakėme, Dievas tikrai nubaus Gorbačiovą. Kitą rytą mus išrikiavo ilgame mokyklos koridoriuje, įbruko į rankas degančią žvakę, kurios vaškas tekėjo per gležnas rankas. Mokytojai giedojo himną, o mes, vaikai, stovėjome tyliai nuleidę galvas. Aš tada nesupratau, nesuvokiau to himno žodžių prasmės, bet tai buvo momentas, kada aš supratau, kas yra laisvė, kas yra patriotizmas. Ir tas momentas pasėjo manyje patriotizmo sėklą. Po okupacijos praėjo daugiau apie 20 metų ir mes vėl okupuojame save patys. Lietuva išsivaikšto. Argi tam siekiame nepriklausomybės, kad per 20 metų prarastume 10% savo tautos. Per 20 metų dingo 300 000 lietuvių. Tai yra tiek pat, kiek buvo ištremta per 8 metus Stalino vagonuose. Kodėl lietuviai emigruoja? Yra tokia nuvalkiota banali priežastis, todėl kad Lietuvoje nėra vilties gyventi. Visgi išrinkau 3 priežastis. Pagrindinės tai yra ekonominė. Tačiau dauguma šalių, kaimininių šalių, turi panašią ekonominę situaciją nuo Slovakijos iki Estijos. Tačiau lietuviai emigruoja 10 kartų daugiau negu slovakai, 5 kartus daugiau negu estai. Tačiau tų kaimininių šalių ekonominė situacija yra gana panaši. Kitas dalykas yra nepasitikėjimas ar nusivylimas savo šalimi. Tačiau kone viso pasaulio žmonės yra nusivylę savo valdžiomis, bet ką jie išrinktų, jie vis tiek peiktų savo valdžią. Italai blokuoja autostradas, prancūzai streikuoja, o lietuviai nusivylė savo šalimi. Nemeilė ir neapykanta savo šaliai. Lietuviai visada bando rasti priežastį, kaip peikti Lietuvą. Tačiau tuo pačiu jie ir didžiuojasi. Šlovinga istorija, krepšiniu, alumi, moterimis. Yra įprasta šią emigracinę bangą įprasta suteikti jai neigiamą atspalvį.
1926-33 metais, kaip sako istorija, emigravo dar daugiau žmonių. Tačiau ta emigracija buvo palaikoma. Dabartiniai emigrantai yra laikomi tautos išdavikais. Ką mes turime iš tarpukario emigracijos kartos? Bernardas Brazdžionis, Vincas Krėvė, Jonas Mekas, Stasys Lozoraitis. Ką mes turime iš šios emigracijos bangos? Krūvą budulių. Nesutinku. Nors praeitą kartą sakiau, kad išmeskime skaičius iš galvos, tačiau statistikos departamentas padėjo man pateikti šitos skaičius. Deja, įstojus Europos Sąjungą, emigracijos mastai tik tai padidėjo. Ir nuo 2003 metų iki 2008 kiekvienais metais emigracija vis didėja. Ir prieš 7 metus mes turėjome 7 tūkstančius lietuvių, kurie paliko savo šalį. Prieš 2 metus mes turėjome netgi 17 tūkstančių. Geografinių principų pradžioje daugiausiai emigravo į Ameriką, mažiausiai į Airiją. Dabar viskas yra atvirkščiai. Daugiau emigruoja Airija ir Anglija, šiek tiek mažiau į Ameriką. Emigrantas yra kaip ta antilopė Afrikos savanoje. Eina ten, kur vešlesnė žolė. Aš nebūsiu kaip ta antilopė. Jeigu žolė po mano kojomis nebus vešli, aš ją pats ir užsiauginsiu. Man patinka varnos. Jos neišverčia kailio. Jos gali skraidyti aplinkui, kad ir nuklysti į kokią Baltarusiją, bet jos visada sugrįš į savo pelkę. Su manimi tikrai sutiktų garsus lietuvių patriotas ir keliautojas Antanas Poška, kurio žodžiais norėčiau užbaigti savo kalbą. Savo kelionėse mačiau gražiausias pasaulio vietas, gėrėjosi ir stebėjosi jų grožių. Perlipau aukščiausias kalnų viršūnės, gražiausius dausų sodus, mačiau galingus ir nuostabiausius žmonių rankų darbus. Tačiau tai ne mano, svetima. Ir aš supratau, kaip svarbu žmogui turėti savo gimtinę ir koks jis nelaimingas jos netekęs. Ačiū.